Tai kodėl šitą temą, tai aš pataikau į tą kartą, kuri gimė ir užaugo su kompiuteriniais žaidimais. Kaip dabar gimstantis vaikai pataiko į mobiliuosius telefonus, ar ne, ir sunku įsivaizduoti, kaip čia buvo be jų gyventi. Net man jau sunku įsivaizduoti, kaip galėjo žmonės, arba vaikai, pavyzdžiui, nežaisti kompiuterinių žaidimų, ne, kažkaip. Ir čia tas įdomus momentas yra, kad ta senoji karta, jeigu galima taip skirstyti, jie galvoja, kad vaikai pažaidžia paprastus žaidimus ir išauga, tai taip ir su tais kompiuteriniais, kad pažaidžia ir išauga žodžiu. Ir iš tėvų daugiausiai tai vis gauni kažkokį, tai kada tu užaugsi. Dabar ten paskambina kartais tą mobilų, tenais ką veiki, tai gaming, žaidžiu, reiškia kompiuterį, tai dar neužauga. Kažkoks va toks, kad čia kažkoks vaiko momentas, reiškia. Ir yra, aišku, visuomenė tai kita nuomonė, kad šiaip tas žaidėjo portretas yra toks nestereotipinis, kad tai gali būti vyras 30 metų arba mergina, reiškia moteris 30 ir it's okay, ne, kažkaip viskas to gerai. Bet kartais tenka atstovėti, atlaikyti tą ir taip įdomu. Tai žodžiu, daugiausiai iš asmeninės patirties šnekėsiu ir kažkiek, kadangi aš tas psichologas, psichoterapeutas, tai kažkiek tos psichologijos irgi taip užkabinau, kur ką pagalvojau, reiškia, ką papasakot. Tai tokius 3 momentus aš išskyriau, kas ten iš tikrųjų traukia. Ir pirmas tai yra toks, gal paprasčiausias, tai yra toks vengrų, čia yra psichologas, gyvas, Michailai Csikszentmihalyi, reiškia, vardas atsikartoja pavardė, taip gražiai. Ir jisai kalba apie tokią flow būseną. Reiškia, jinai pavaizduota jums šitam trūksėlį. Tik tai anglų kalba. Tai reiškia, yra toks flow kanalas kažkoks, reiškia, srovė, į kurią galima patekti ir tenais yra labai gerai būti. Žodžiu, ir kad į ją patekti reikia, kad atitiktų mano turimi įgūdžiai su prieš mane esančių iššūkių. Tai reiškia, skills ir challenges. Ir kol maži įgūdžiai, tai mažas iššūkis. Ir tada patenku į srovę. Kai jau labai dideli įgūdžiai, tai didelis iššūkis, tada irgi lieku srovėje. Jeigu įgūdžiai per dideli, tai man nuobodu, jeigu iššūkis per didelis ir netitinka iššūkių, tai tada akmanėlis didelis. Aš nerimauju, kad netitiks. Tai kompiuterinis žaidimas, iš principo, jisai beveik visi, jeigu tai paimtos žaidimus ir analizuoti, yra kūrybinio, aišku, ten, kur daugiau kaip meno kūriniai jau gaunasi, bet tokie standartiniai, tai jie žaidžia, reiškia, tos srovės. Prasideda viskas apačioje. Ten maždaug mokomus žaisti, ne, kažkaip supažindina su pagrindinė ta žaidimo dinamika ir pasako daugmaž, ką aš čia turiu daryti. Ir kuo daugiau aš laiko investuoju, tuo mane labiau apmoko tam žaidime, reiškia, ir tuo sudėtingėja iššūkiai. Tai tam, kad tai pailiustruoti, aš jums idealaus gyvenimo pavyzdį, reiškia, parodysiu. Tai tas mėlynam fone tai yra dokumentinis filmas apie nepriklausomų žaidimų kūrėjus. Indie, sunku išversti tą savoką, bet kaip indie muzika, ar ne, kažkaip tai yra indie tie žaidimų kūrėjai. Ir tas Super Meat Boy tai yra 2 vyrukų kurtas žaidimas, ten kelis metus jie sugaišo ir ten filme daug apie tai rodoma, reiškia, toks primityvus, paprastas žaidimukas, kuriame reikia valdyti mėsos gabaliuką, arba mėsos berniuką. Tas yra čia. Šitas mėsos gabaliukas. O čia kažkas apie tą natus, man atrodo, kažkas apie tą. Nes ir visada, kai jis eina, tas Super Meat Boy palieka tokią kraujo juostą, reiškia, kuris ir jo tikslas kiekvienam kambarį yra patekti pas savo mylimą. Kažkaip nudėti kažkur ir pašutinėti ir patekti pas savo mylimą. Tas gražus motyvas, viską. Ir va čia yra, reiškia, instrukcija, kaip ką daryti. Paspaus kontrolerio tą dešinę, tada tu bėgsi, jeigu ten pridėsi dar X ir tokį ten mygtuką, tai bėgsi greičiau ir galiausiai pateksi pas mylimą, bus didelė meilė, žodžiu, viskas bus gražu. Bazinė kažkokia instrukcija, viskas labai paprasta, tu pramoksti tą daryti, žodžiu, ir darai. Ir paskui kas gaunasi, kai sudėtingėja, tai vienas paskutinių kambarių, man atrodo, jisai atrodo taip, aš jums čia pagrosiu jį, parodysiu. Vadinasi, tebulyje lietus, ir aišku, turi būti kliučių kažkokio, ne tam mėsos gabaliukai žodžiu. Ir vad įsivaizduokit, kiek žaidėjas turėjo praktikuotis ir tie raudoni, tai reiškia, kur jau jis pakliuvo nors kartą. Tai kiek turėjo praktikuotis, kol
įveikė tą iššūkį ir kiek įgūdžių turėjo įgyti, ne, kažkaip. Nu, pažiūrėjau. Čia žiūrėkit, va šitas paraudonos, čia bus miksas, va čia jau reiškia pakliuvas. Kažkada jau, nu, tada užšakinė. Skaudu net žiūrėti, ne? Ir mylimoji. Bet mylimąją kiekvieno kambario gale pagrobė toks velnės kažkoks piktas ir reikia į dar vieną kambarį. Ir, nu, reiškia, tas srovė tęsiasi, reiškia. Vis toliau, vis sunkiau ir taip toliau. Tai, gerai. O tai yra koks happy endas? Ir čia kyla, reiškia, kodėl žaidimą, tai vien jau tas srovė yra labai apdovanojantis dalykas. Ir ne, vat būt srovėj, tai yra, reiškia, kas ten būdinga, tai kad išnyksta laiko pojūtis ir dėl to greičiausiai ten tie paaugliai paimti, jie žaidžia be perstojo, labai ilgai, ten per naktį gali žaisti, nes, nu, jeigu patarti į srovę, tai tada vat, ištirpsta laiko suvokimas, kažkaip nenuobodu tą daryti ir norisi tą daryti ir taip toliau. Ateina kažkoks tai tranzinė tokia būsena, kažkokia laimės pajautimas irgi, kad ir gal kas man taip atrodo svarbiausia šitam pranešime kažkoks kompetencijos jausmas, reiškia kietumo kažkoks jausmas, jeigu žargonus sakyti, kad aš jaučiu, kad kietai pavariau, bet jeigu praeinu šitą kambarį, tai aš toks kietas, kietas žaidėjas. Reiškia, ir jau vien tai gali būti kaip prizai, ne, bet jeigu galvoti, nu kas visgi ten toj pabaigoje, arba ką čia žyminas, ar būna tas happy endas, tai čia kažkaip pat Rimą prisiminiau, reiškia, kad daug žaidimas yra mitologijos. Jeigu paimti, kad ir šitą, kažkokia, reiškia, Romeo ir Džiuljetos istorija, kažkokia meilės istorija, kur reikia, arba ten, iš pasakų motyvų irgi, kad reikia nugalėti krūvą iššūkį, kad susitikti su mylimąja ir gyventi paskui jau ten ilgai ir laimingai. Labai toks paprastas mitologinis motyvas. Paskui labai dažnai eksploatuojamas tai yra tas gėrio blogio, kad tu esi toks žaidimo pradžioj mažiukas, reiškia, bet geras personažas ir tau ten reikia, nežinau, nugalėti velnį, arba įveikti ten mafijos bosą kažkokią, ten dar kažką, ir tu viso žaidimo metu augi, didėjai, įgyji ten daug patirties ir įgūdžių tų, ir galiausiai, reiškia, sutinki tą bosą jau didįjį ir jį nugali. Ir čia iš realaus, tai, pavyzdžiui, yra Diablo 3 toks žaidimas, tai tenais reikia nugalėti velnį, tą Diablo, reiškia. Ir kad jį nugalėti, ten jau tam sunkiausiam lygiai, tai reikia investuoti kažkur, nu jeigu taip non-stop žaidimo laiku, nu tai kokį mėnesį žaidimą, tai reiškia, turi žaisti, bet ten mėnesį tų valandų, ir paskui vis tiek tu pasiekęs tą jau lygį herojus, tu tenais turi kažkur pusvalandį dar kovoti su tuo Diablo, nepadarydamas jokios klaidos, kaip ir čia buvo, neužšokant. Ir tenais, reiškia, to kova trunka, man truko kažkur kokį 12 valandų, ten iki 4 ryto kažkur, nes ten taip užkabino, nu negalėti mėgoti, nes velnį nužudė. Ir tada galiausiai, kai tau pavyksta, tas 20 kažkelintas bandymas ten tą velnį įveikti, būna tarsi, žodžiu, žaidimą pradėjai kažkaip, ir tada jau atsipalaiduoja ir galėti mėgoti, ir toks, nu ir yra herojus tas momentas, kad aš herojus, reiškia, toks mažiukas, o ten figūrėlė, tas velnis toks didelis, ir aš jį nugalėjau. Kažkas tokio labai gero. Ir jeigu psichologijos dar čia pritemti, man atrodo, kad čia ta individualioji psichologija labai pataiko Adleris konkrečiai, kad į tą nepilnavertiškumą, menkavertiškumo jausmą. Kad, žodžiu, ir va tas herojus dažnai va toks mažiukas, bet jeigu įveiki kažkaip tos iššūkius, jeigu investuoji pakankamai laiko energijos, tai tu gauni tą patvirtinimą kažkokį savo
nu gal net ir pranašumo, ar ne, kažkokio ar pilnavertiškumo, kad tu visgi meistras, kad tu visgi kietas kažkoks ir kad ir žaidime, kad ir ne, nu, sakykim, virtualioj kažkokia realybė, bet kažkokį pliusą savo užsidėti. Nu, aš visgi kažką sugebu, ten velnį, nugalėti gyvenime, ten daug idėjas, laiko, energijos ir kažkoks toks. Nu ir čia gal tokia mintį, kur dabar atėjo visai klausant to Nerijaus pranešimo, kad yra kažkoks irgi tas žaidimo praėjimo momentas, kad praeit žaidimą. Ne? Ir tai man kažkaip irgi su žudimu yra. Reiškia, yra kažkoks turinys medijos, kažkoks, kad kažkokie programuotojai, jų komanda ir keli programuotojai sukūrė man tą turinį, reiškia, taisyklės kažkokios sugalvoja, bet kai aš praeinu, tai reiškia, aš įveikiu kažkaip. Ir tą galima sakyti irgi kaip nužudimą kažkokį žodžiu. Įveikiau, ten padedu lentyną tą žaidimą, ar kažkur ištrinu, išmetu žodžiu ir viskas. Jisai man praranda įtampą krūvį kažkokį, bet aš jau jį įveikęs, padaręs kartais galima irgi sakyti. Žodžiu, padariau. Gerai, tai čia pirmas. Dabar toliau jau prasideda tokie gal daugiau mano įvalgos kažkokios, man atrodo, kad žaisti kompiuterinį žaidimą traukia saugumo toks momentas. Ir saugumas jisai yra iš kelių pusių. Reiškia, viena pusė tai yra būtent tas atsiribojimas iš kažkokios to kasdienio pasaulio erdvės, užsidėjimas, kad ir čia paveikslėlė ausinių, žodžiu, panirimas į kažkokį monitoriaus ekraną ir tų rūpesčių palikimas kažkur kitur. Žodžiu, aš paniru į kitą pasaulį su kitom taisyklėm, kur man yra ganėtinai aišku, kurias aš esu perpratęs ir tai duoda kažkokį tokį gerą saugumo pajautimą. Reiškia, ir čia aš galiu nekliūdamas eksperimentuoti. O pavyzdžiui, jeigu čia dabar susimaučiau labai ten pradėtų rankos, beveik kaip drebėti ant panikos priepuolis būtų dabar, filmuotų mane visą. Reiškia, čia jau eksperimentas nėra toks saugus. Čia reikia drąsos išeiti ar ne kažkaip, arba galiu sakyti, pamaučiama, čia kažkas, reiškia, taip daryti. O žaidimą yra labai saugu, ta prasme, kad ten nieks praktiškai nestebi manęs. Nu, galite namiškai kokie ten prisės pažiūrėti, bet to dažniausiai nenutinka. Ir aš ten pats vienas ten tos iššūkius įveikinėjau, ten vakar tos, sakykime, pjūkliukus ten kažkokius šokinėjau. Ir jeigu susimaunu, nieks nepamatė, dar kartą bandau, vėl ten šokinėjau, žodžiu, dar susimaunu. Ir turiu neribotą eilę bandymų. Reiškia, eksperimentuoti, kol atrandu tą meistriškumą kažkokį savo. O gyvenime tai nėra taip paprasta, ne? Ten, kad ir mokykloje tenai susimaudai kažką, išėtų dvejas kažkoks ar ten dar kažką. Daug bausmių yra, kurios aišku ir ugdo mus, ne? Kažkaip gal ten ir odą užgrūdina, bet žaidimas jisai ugdo visai kitaip. Irgi nubaudžia, kad tau reiks pakartoti, bet nėra kažkokio to socialinės kritikos momento, kaip pasakyti. Kad kažkas sakys, kai tu čia lūzeris, ne? Nes nėra to agento, kuris taip sakyti. O kita prasme saugumas tai yra nerimo prasme. Kad ir kaip stengtų sukurti žaidimų kūrėjai, reiškia, sudėtinga tą žaidimo pasaulį, jis vis tiek yra ribotas. Žmona, minėsiu, žmona mano tokį Falloutą labai mėgo žaisti, reiškia, nes tenais buvo vienas pirmų žaidimų, kur galima eiti ne pagal žaidimo kūrėjų sugalvota kažkokią liniją. Yra pasaulis ir tu gali jį tyrinėti. Pasiemi tą savo herojų, užsimanai eiti dešinę ten saloje tokiai, ir varai dešinę. Ir ten atrodo ribos nėra. Ir yra daug dabar tokių žaidimų. Ten yra, tai ne Falloutas, Far Cry'as. Falloutas, tai dabar aš čia žaidžiu, tai irgi apokaliptinis toks pasaulis ir reiškia, gali eiti savo liniją. Ta prasme, jį visą tyrinėti. Ten gali įkišti ranką iš šiukšliadėžę, ten ištraukti, ten Coca-Cola buteliuką, ten dar kažką, judinti tos objektus. Bet vis tiek tas pasaulis, jis yra labai ribotas. Ta prasme, yra ribotas kiekis objektų, yra taisyklės ribotos kažkokios, kaip ten kas veikia fizika to pasaulio ir taip toliau. O mūsų pasaulis, jis yra labai sudėtingas. Yra kažkokios čia taisyklės, kaip skaityti pranešimą, kaip elgtis tokioje vietoje, bet vis tiek yra dar ant tiek galimybė improvizuoti. Ir aš čia galiu bulversti padaryti, ir kažkaip tai paveiks kažką tenais ir dar kažką. O žaidime to nepadarysi paprastai, net nėra programos gal bulverščio, ne kažką. Ir tas didumas mūsų to pasaulio, nežinau kaip jį pavadinu, kasdienio ar kažkokio būties, tos paslapties pasaulio, jisai kelia daug nerimo. Ir jeigu užnerimauji taip labai gerai,
tai tada žaidimas tau gali duoti laikiną saugumo tokį prieglobstį. Reiškia, vat nueini į mažesnį pasaulį, kažkaip greit perkrenti tas taisyklės ir kurį laiką pabūni tokioj saugesnėje erdvėje, ta prasme. Kad ten daug mažiau nerimo. Jeigu susimauni, nenerimauji, nes gali kartuoti ir taisyklių daug mažiau ir galimų, reiškia, veiksmų yra daug mažiau. Čia man ta patiko labai mintis. Ir sugalvojau, kad tam tikra prasme kompiuteriniai žaidimai yra kaip tramdomieji marškiniai. Ne? Nes pavyzdžiui, psichozijai kokį žmogų ar ne, arba ten giliai sutrikusi, tai jisai jau ten belia ką daro ir kartais kaip priemonė yra įslopinti, ta prasme surišti, ne, ir kažkaip. Tai jeigu aš užnerimauju galingai, įsijungiu žaidimą ir sukraunau savį, laikinai, ne, kažkaip tą nerimą kažkur padedu. Tai man tas labai. Bet paskui, kai Gudrio pranešimą paklausiau, tai galvoju, kad gamta iš principo turėtų slopinti geriausiai. Ir ta patirtis mano labanoro stovykloje, va čia kur organizuojant, pirmą kartą pernai buvau, viskas ten nuima, ten savaitę prabūni po pušim, reiškia, paguli kažkaip be jokių technologijų ir minimaliai visus nerimus nuima. Čia dar irgi, gerai. Ir paskutinis tai toks, reiškia, ilgai aš čia galvoju, tai man atrodo, kad patys žaidimai to neturi savyvat, kažkokio pasigėdimo, arba kad trauktų žaidimai mus, kad mes norėtumėm pasigėdinti tenai. Bet čia yra daug, nuo ko pradėjau, ar ne, kad ten iš tėvų mano, kad ten kada užaugs ir kaip tau negėda, vos ne čia kažkas su tam negerai, kad žaidi tos žaidimus. Tai gėdos momentas. Tai čia įdėjau jums, jeigu kas jau pažino, tai yra iš Mažojo princo čia tas susitikimas su alkoholiku. Ir jums ne viską ten rodo iki galo. Ir čia yra tas jų dialogas, reiškia, kodėl alkoholikas geria toj savo planetoj. Ir Mažasis princas klausia, kodėl tu geri, jisai sako, kad pamirščiau, jisai vėl klausia, ką pamirštum, jisai sako, kad pamirščiau, jog man gėda. Ir Mažasis princas klausia, ko tau gėda, ir jisai sako, kad man gėda gerti. Gėda, kad geriu. Iš principo su kompiuteriniu žaidimu ir dėl ko turbūt mamos pergyvena, kaip paaugliai jau taip užsėda ir daug žaidžių. Yra būtent kažkoks užburtas tas gėdos ratas. Ir yra du keliai, man atrodo, kaip galima patekti į tą kompiuterinių žaidimų pasaulį. Reiškia, prieš patenkant su manim gali būti viskas gerai, man negėda savęs, aš manau, kad viskas su manim iš principo tvarkoja, kažkokį pliusą aš savo dedu ant savęs ir tada, kai jau patenku, jeigu tik daug pradedu žaisti, aš galiu gauti iš visuomenės tą požiūrį kažkokį, ką tu čia veiki, kokius čia švaistai laiką, čia pinigų neuždirbi, čia iš vis čia nekonstruktyvų, neproduktyvų, kažkokia nesąmonė. Bet tas mano pliusas viduje, jisai gali tada pradėti sukovoti ir su ta visuomenės kažkokia nuomonė ir aš sakau, ką čia jūs nusišnekat senamažiai, kažką maždaug tokia ir toliau žaidžiu ir kažkokios slegiančios gėdos jausmo neturiu, kažkaip viskas gerai. Sunkesnis variantas, jeigu į žaidimus aš einu jau turėdamas kažkokį savo roko pajautimą, kad kažkas man negerai, aš kažkoks ten keistuolis, arba ten nevykėlis, arba ten balta varna, ten mokykloje dar kažką. Ir tada žaidimai, jie gali būti kaip tas narkotikas, kuris kompensuoja man tai. Reiškia, kad aš tas mėsos gabaliukas praeinu visą žaidimą, aš gaunu patvirtinimą savo kažkokio meistriškumo, pilnavertiškumo ir randu kanalą, kuris padaro man tą pliusą. Kažkaip iš minuso, labiau pliusą patempia. Ir tada aš galiu užsižaisti su to kanalu. Ir jeigu labai pradedu aš jau naudotis, kad vis kompensuoju, tada ir gaunas ta priklausomybė tokia didelė ir tada jau man gėda, kad aš tik ten kompensuoju. Reiškia, žaidimuose aš ten maladės, ten man viskas gerai, bet realiam gyvenime, ten pranešimo negaliu skaityti visas drebu, ten pažymiai ten kenčia, viskas kenčia, reiškia, tas minusas kažkoks lieka. Ta gėda kažkokia tam didžiajam pasaulyje, jeigu taip sakyti, jinai tebelieka. Ir tada dar kiti pradeda prikišinėti, žiūrėk, čia tas deiveris, čia jis ten bendrauti nemoka, merginos nesusiranda, žodžiu, ir tada dar padidėja, tada aš vėl pas to žaidimus savo dėlų, kada ar žaisti, ar ne, ir gaunas tas, reiškia, užburtas ratas, kad man dar labiau gėda, nes aš žaidžiu, ir aš bandau tą gėdą slopinti, reiškia, žaidimais, kad tą meistriškumą iš ten. Tai va. Pasakiau. Viską pasakiau. Ir, tai aš galvau,
Aš tai turiu tokį vieną pažįstamą, taip galvoju, netgi čia jau reikia saugoti anonimiškumą, reiškia, kuris, pavyzdžiui, mes abu tokie pažeidžiantis, tik skiriasi va tas priėjimas. Man, pavyzdžiui, nesunku tą pripažinti, kažkaip pasakyti, žodžiu, ir praktiškai bet kam. O jisai slepia labai pasitenki kitos pareigos ir viešas toks pakankamai asmuo, reiškia, toks aukštesnis, jeigu yra tai aukštesnis klausimas, ten kažkur sudasi. Ir mes su juo diskutavom, sakau, tai tu sakai, ta prasme, kodėl tu slepi? Kodėl, nes ten žmona ten sako, kad bėda jau ten šeimoje kažkaip, kad jis va grįžta, ten gali visą naktį pražaisti, ten užsidaręs, ten žodžiu, rūkydamas ten kažkaip ir kodėl nesakai. Ir pasitas yra, kad, grinai va tas gėdos momentas, kad, infantilus, sakysim. Jeigu kolegom darbe pasakysiu, sakys kažkoks infantilus žmogus, čia kažkoks, ar kaip įstatymą kažkokį kitą žodį, rekomenduojamas. Ir aš galvoju, kad kuo skiriasi, tai skiriasi laikas praleidžiamas žaidime. Man, jeigu daug darbų, tai man kartais net neišeina ten pažaistam, žodžiu, aš ten laukiu, aišku, to momento, kai galėsiu taip ramiai pasėdėti, bet neužtrunka ten per naktį, neužtrunka ten varom, ten dar kažką, o pas jau labai toks didelis tas įsitraukimas, žodžiu, ir aš galvoju, gal va tas gali būti, kad sunku tą paviešinti, sunku kažkaip tą parodyti. Ir man tada čia jau ateina tas Jungo, reiškia, šešėlio momentas, kad va, kiekvienas iš mūsų turim tą šešėlinę dalį ar pusę kažkokią ir galima ją neigti, galima ją kažkaip integruoti. Ir kuo labiau neigsi, tuo labiau kažkas ten darysi su to šešėliu greičiausiai. Ten didės, ar ten labiau persikės mane ir tenais okupuos mane labiau. Tai aš galvoju, kad kompiuteriniai žaidimai iš principo gali būti toks šešėlinis dalykas. Kodėlgi ne? Bet tada kaip dar su juo elgtis? Reiškia, kažkaip reikia prie to šešėlio, priimti tą šešėlį į savo vidų, kažkaip integruoti, kad, jo, aš tą turiu. Kažkaip, man tik 30 kirčių 2 dabar ir kodėlgi ne, tie žaidimai ir gali pranešimą pasakyti paskui ir tos. Tai, ačiū. Klausimai. Pavyko sužavėti, man atrodo. Aš tai galvoju, pakomentuotum dar kažkiek tinklinį žaidimą. Aš taip žiūriu, žinai, kai ten žaidžia komandom, yra pasaulio čempionatai, tai ką šiandien žalmės viešėjo, tai žinai, kai eina, milijonus uždirba, ten laimėdami tos tinklinės varžybas. Kažkas čia dar kitos išmėjimas. Jis gal ir yra šešėlinis degas visuomenė, bet gal kažkaip ir ten nėra, kad vienas atskiras. Jo, čia, kaip aš pasakau, tai čia yra labai per mane perleista ir man žaidimai prasidėjo irgi su pusbroliais, reiškia, mes ten išsimomodavom kompiuterį ten, kai maži buvom, žodžiu, per naktį ten žaidom visi ir buvo toks labai bonding experience, ir buvo, kad mes ten sulipdavom su tais pusbroliais, toks geras ryšys buvo per tai kažkaip, bet paskui kažkaip vis tiek nuėjo man į tą labai tokį asmeninį kažkokį dalyką, žodžiu, kad man žaidimas tai yra vienam, kažkaip ir aš bandžiau ten kažkiek, nors kažkiek gal ir keičiasi, dabar galvoju, bet šiaip tai man yra kažkoks toks saugus, vieno paties patyrimas. O su grupinėm, kiek aš ten žiūrėjęs, tai yra net Laisvės alėjoj pas mumis toks e-sporto baras Kaune. Ir tenais, jeigu nusileidus ten po miesto sodų, reiškia, jį nusileidus, tai tenais stovi, reiškia, viena eilė kompiuterių, kita eilė, susėda 2 komandos ir priekis ten tarpusavį, grupai dažniausiai. Tai aš galvoju, kad ten tikrai yra ir daug strategijų, ir daug meistriškumo kažkokio, bet kad tuo žavėtis, kad įvertinti tinkamai reikia pačiam perprast tą žaidimą, arba bent jau būti pabandžius. Kai krepšinį mes suprantam, esam jį ten gal bandę žaisti, ar bent jau tas taisyklės žinom, tada lengviau žavėtis, kad čia tai nerealiai padarė ten kažką, arba čia tai svarbu. O kai žaidimai gal taip toliau, tai jau sunku su to. Noriu paklausti, jūs minėjote įvairius poreikius ir motivacijas žmogaus, kaip pradedant nuo proto, intežvelio. Ir, sakykime, kalbant apie socialinį interesą, visi atsiduria kažkur, kai kalbant apie žaidimus, ar galima būtų tada galvoti, kad tie žmonės, kurie yra panirę į žaidimus, kaip tik yra neišvystę socialinį interesą ir visuomeniškumo jausmą. Čia visai, manau, kad gali būti ir tai, bet kas taip iškart spontaniškai ateina, kad labai, pavyzdžiui,
yra tokie žaidimo perėjimo, kaip čia pagalbininkai, jeigu tenais užstringi kažkokioj vietoje, reiškia, tai vedi tenais toks žaidimas, ta vieta, reiškia, ir tau praktiškai iš karto randi tą internete atsakymą. Reiškia, kažkas jau žaidė tą žaidimą ir sugalvoja, kad reikia kitiem padėti jį praeiti. Ne, nu, tai kažkoks iš karto žmogų jau tas socialinis interesas, kad gal kažkas žais, čia užstriks ir aš būsiu tas gerietis, kuris aprašys visą tai ir duos nuorodą, žodžiu, ir padės. Čia jau vienas toks, kuris atėjo taip iš karto. O kiti tai yra irgi, nu, žodžiu, tas indie game, kur buvo dokumentinis, o ten labai įdomi, kad visi tie kūrėjai tokie, jie pradėjo nuo žaidėjų. Žaidė, bet paskui jiem turbūt buvo ant tiek daug kūrybinės ar jėgos ar energijos, kad jie galvojo, geriau man dar ir sukurti tą žaidimą. Ir va tada irgi labai socialinis interesas. Viena yra pažaisti ir papasakoti kitam, ar ne, kaip ten žaisti arba ką daryti, o dar toliau gali eiti, kurdamas jau savo kažkokį žaidimą, kitiem duodamas tai. Aš galvoju to. Nu, mano, pavyzdžiui, aš žaidžiu, bet kažkaip pasitaiko progą ir šneku apie tai. Irgi kažkoks socialinis interesas, kažkaip panaudoju šio praktiką. Timai, šiaip besaikį žaidimo galima vadinti maniją. Manija. Jo, nu paprastai tai vadina, jeigu tu negali valdyti, tai esi apsėstas tam tikros manijos. Tai vat, jeigu taip palygintum kompiuterinius žaidimus su kažkuo tai anksčiau, kas būtų analogija. Visos priklausomybės turi tą pačią šalį. Tai. Ne. Žaidimai yra specifiniai. O jie kitokie. Alkoholio priklausomybė tokia pat, narkotikų priklausomybė tokia pat. Bet kažkodėl tai vieni narkotikus vartoja, kiti žaidžia. Tai vat yra skirtumas, kodėl vieni tokius pasirinka. Kad nušvistų pranešėjas reikia klausti. Šiemet buvo Aliseičiuko seminaras apie manijas. Šiais metais. Jo, šiais metais. Maniakai tarp kitko manija yra ir politinis apsėstumas. Nu galvoju, kad kažkaip neateina tas atsakymas, ką atsakyti. Ta stiprumą, nu kažkaip kai su narkotikais, aš ten ne visus išbandyti. Bet reiškia, yra kažkas ir ne apie heroiną, man atrodo, ar ką, kad ten užtenka vienos dozės ir paskui praktiškai labai sunku atsispirti, ne, kažkaip tiek stiprus poveikis būna, kad sunku atsispirti. Ar ten kažkoks dabar yra krokodilas, ten Rusijoje, kur ten irgi kažkaip sugriaužia iš vidaus. Tai aš galvoju, kas realiam gyvenime gali, bet, pavyzdžiui, kas mane taip subalansavo, tik aš pradėjau to bėgimų domėtis ilgų distancijų, reiškia, ir tenais yra irgi daug žaidimo momentų, ten yra varžymasis, reiškia, gali pasiekti gerą rezultatą, ten draugus aplenk, kurie irgi bėgioja kažkaip, bet ten dar yra fiziologinis elementas, ten išsiskiria endorfinai, reiškia, tu irgi gauni tą laimės pojūtį, bet jau tokį tikresnį, nes kūnas dirba, reiškia, ir daug intensyviau, žodžiu, ir man tai ten dabar, nu, jeigu manija vadinti, didesnė yra negu žaidimai. Žaidimuose tai kažkaip pasėtina toksai. Šiaip tai, jeigu pagalvoti, nu, paprastai pažiūrėti, tai daugumai liečia paauglius, ne, vat pradeda paauglystė. Paauglystė narkotikų paprastai nevartoja, nu dabar šiais laikais jau aišku vartoja, bet ir praeitį irgi kažkokia tai buvo pas paauglius tokia, nu, surovėja, ne kažkokia tai. O kokia tai buvo, tai vat, ką pakeitė šiuolaikiniai tie žaidimai iš ankstesnių. Tai bet čia tau, sakys, ką aš kalbu. Aš tavęs klausiu, kad tau pranešimas, man ta tema nedomina. Ne, bet dėl tos, kas buvo senesniam kartom, tas rodė, buvo, tai nežinau, džinsai, ten buvo mano tėvai. Ne, nu, tu džinsas, aš visą savaitę. Buvo žaidimai, Tai kortas pakeitė, ne? Sofleruoja, bet kortas pakeitė. Kodėl tik kortus? Dar vieną klausimą. Norėjau paklausti dėl amžiaus cenzo ant žaidimų, nes man kažkur teko skaityti, kad jeigu vaikai pradeda žaisti kuo anksčiau žaidimus, kurie nepritaikyti tam amžiui, tai tuo labiau jie, kaip pasakyti, kabinasi ir tuo labiau įgyja tą priklausomybę. Šiaip tai dėl amžiaus cenzo čia rimtas dalykas yra, ir aš čia tėvam, jeigu yra tėvų, tą labai noriu akcentuoti. Nes, pavyzdžiui, kai prasidėjo tie televizijoje, N7, N14, ten estos žaidės, tai kažkaip jau sureaguoja, ne, kažkaip paprasta. Ir kiekvienas žaidimas jis irgi turi. Jeigu tas pasidaresnis, reiškia, pavyzdžiui, tas mėsos gabaliukas, jis, man atrodo, irgi turi kažkokį tą. Ir dabar kokia aš žaidžiu, tai ten yra griežtas 18, nes ten pataikai galva, ten šaudamas, ta galva lekia, ten krūjai taškas, žodžiu, nusai.
Ir aš galvoju, kur tėvų klaida dažnai būna, kad jie kažkaip animais ten kažką žaidžia. O žaidimas, jisai turi dar tą įsitraukimo elementą, kad filmą tai žiūriu, tai vis tiek kažkaip pasidau. O žaidime tai aš ten viską valdau, atrodo, ten pats sprendžiu, kaip daryti ir ten įsitraukiu. Ir yra netgi, jeigu sakyti, yra ir seksualinių momentų, ten, ta prasme, vos ne pas prostitutę gavinuoju žaidime tenais ir viską. Tai jeigu 6 metų vaikas tokį žaidimą gauna iš kažkur ir žaidžia ir tėvai nepažiūri, tai aišku, kad ten tas turinys tam poveikį katastrofiškai gali būti. Nes ką vaikai dažnai sako, kad, pažiūrėjau, sako, ai, mama, jau ten visi seniai tuos žaidimus, 18 žaidžiau, tu čia... Nu, tai faktas, kad kaip pornografiją mes ten žiūrėjom, 13-12. Bet tai reiškia, nekreipia dėmesio suaugę tiek į žaidimus, kiek... Man atrodo, jie gal patys, ne, pornografiją kažkaip jie supranta, kas tai per turinys, ką ten daro, o žaidimo turinio gal jie nėra pabandę ir nepamatę, kiek jisai ten gali būti, nežinau, brutalus, ten dar kažką. Yra, pavyzdžiui, toksai, man studentai parekomendavo, yra serbiškas filmas, Serbian Movie, ten be balsių, man atrodo. Tai aš gailėjau, kad žiūrėjau jį. Nu, ta prasme, nes jisai, ir man jau buvo tada 30 gal kažkur. Ir ten yra ištisai kažkoks smurtinis turinys, žodžiu, ir ten tu nieko negauni, apart va tą tokį turinį kažkaip. Nu, ir ten su studentais paskui pašnekėjom, kodėl jie žiūri tokius, ką ten, tai kartais ir, nu, žodžiu, čia užsivešiu, bet jo, reikia labai tėvam pasidomėti, žodžiu. Nes dar sako, nu, jeigu kraujo nėra, žodžiu, tai tada nieko tokio, jeigu yra kraujo, tai...